kink yra su seksualumo tyrinėjimu susiję dalykai, kurie nėra įprasti. Galbūt rečiau netgi naudojam BDSM, naudojam kink, fetiš terminus, kur daug daugiau visko yra. Pavyzdžiui, kad ir vakar čia mes turėjom diskusiją apie pet play, dalis yra ten jau BDSM, bet didžiųjų dalis yra jau kink fetiš. Tai kink yra su seksualumo tyrinėjimu susiję dalykai, kurie nėra įprasti. O fetišas tai jau yra tas pats dalykas, bet jis jau įgauna daug didesnę svarbą, daug didesnį svorį, kad jis jau yra būtinas seksualiniam susijaudinimui patirti. O ką žmonės dažniausiai galvoja neteisingai apie BDSM? Aš nežinau, ką žmonės galvoja dažniausiai, nes aš jau daugelį metų gyvenu, kaip sakant, savo burbule. Tai, bet kadangi, kaip ir pasminėjai, tenka ir vakarėlėse susidurti, tai ir dažnai galvoju, kad tai yra apie kažko tai darymą. Iš tikrųjų, ten daug yra apie vienas kito supratimą, apie vienas kito pajautimą, apie pasirūpinimą, apie saugumą. Apie tai yra. Nes kuo į intimesnę erdvę mes lendame, tuo ten viskas yra subtiliau ir daug didesnė dėmesio reikalauja vienas iš kito.